tėti sako, mes galim labai gerai žaisti krepšinį, duok mum NBA derinius ir mes jau žaisim tokiam pat lygiai, bet sakau, jūs nemokat varytis, jūs nemokat pasuoti ir jūs nemokat mesti. Tai gal pirmą tą išmokymo, paskui jau tie NBA deriniai. Bet tai čia savitas krepšinio supratimas. Ir kai tu įtikini tuos vaikus, kad reikia taip, aš galvoju, kad mūsų treneriai vaikų nuo to ir turėtų pradėti. Dabar ateinu, man baisu darosi, ateinu į varžybas ir jau ten kokie 12 metų ar kiek ten jau 10 derinių žino. O varytis kamulio nemoka, pasuot nemoka, metimas netaisyklingas. Aš net atbėgčiau dar, jie net bėgti nemoka realiai. Tai mokyklos turi turėti fizinio parengimo trenerius ir kartą per savaitę mokyti taisyklingo bėgimo, aš su to sutinku. Čia man geriausias pavyzdys. Sėdžiu šalia Miškinas, girdėjau tokį krepšininką. Ir CSKA tada žaidė vienas labai perspektyvus, 2,12 m ar 2,13 m. Ir Miškinas man sako, jisai nežais gerai krepšinio. Sako, kodėl? Sako, pažiūrėk, jis bėgti nemoka. Taip ir buvo. Ir man taip įstrigo šitas, kad pirmiausia, jeigu tau bėgimas kliudo, tai kaip tu kamuolį vesi? Suprantat, tu turi laisvai bėgti greitai ir tada išmokti kamuolį valdyti, kad tau kamuolys netrukdytų. O jeigu tu to nemoki? Tai dabar išmokam, kad ankstyvam amžiui pasiekti kažkokią pergalytę tų 12 derinių, o jie dar nieko nemoka. Tai kas bus toliau? Jaunus vaikus turi treniruoti jauni treneriai su savo pavyzdžiais, parodymais, kaip vesti, kaip mesti.